Pavadinkit juostą. apsamanojusiems Vilneliui, kur prieš dešimtmečius gyventa. Vykdykime savo lūpas, tuos gyvant nežinojus, o dar prieš nemėgsta dzūkus, laisvai žaliam gyvenimui. Nutieskim atminimų lieptą, per apašį ir nemunėlį, atodūsį, bet atsikvėpkim į byrantį pašlaitę smėlį. Sueikime į ąžuolyną, į šventą mūsų ainių vietą. Mes čia pradėti čia užgimę, tauta iš baltų atklegėta. Čia išguldykim šventą žodį, dar Mažvydo kadaise ištartą, o Lietuva, eime per sodus, gilaus šaltinio atsigerti. Ateinam, nuo Nemuno seno, nugairinti vėtrų rudens. Ateinam kovoti už tuos, kas gyvena ir tuos, kas po mūsų gyvens. Ateinam, papuošti pasaulio, naujų savo žygių diena. Ateinam, su gintaro saulė, su gintaro jūros daina. Šitiek metų nejokai, o dienų pulkai, tartum kregždės jos praskriejo, nors ir blaškė šiurpūs vėjai. Nors ir buvo maros vargo, ir širdis labai pavargo, bet ir džiaugsmo pasipynė, taip to dainų bėgiotų pynė. Likus 100 dienų iki egzaminų, mūsų mokykloje šventė. 100-dienį pradės abiturienčių dainuojama daina.
nepriklausoma kabelinė televizija. Labas rytas, gerbiami žiūrovai. Leiskite jūs supažindinti su rytinė mūsų programa. Programą pradėsime laida Rytinis Telekspresas. Toliau seks Teleforumas. Ir rytinę programą užbaigs 11-okai. Taigi dabar mūsų programoje Rytinis Telekspresas. Labas rytas. Eteryje Rytinis Telekspresas. Šiandien kovo 2, šeštadienis. Saulė teka 7:10 minučių, leidžiasi 17:52 minutės. Dienos ilgumas 10:42 minutės. Vardadieniai: Dautara, Eitautas, Elena, Jovydas, Marcelinas. Sveikiname varduvininkus. Šiandien dviguba šventė mūsų mokykloje šimtadienis. Na, o ponas prezidentas, atsiprašant, Miša Garbanius mini savo 60-ąjį jubiliejų. Kaip liaudyje sakoma, Gorbačiovas valdo šalį, na, o mes darom tralį valį. Na, ši informacija, manau, sudomins visus abiturientus. Vakar įvyko mokyklos aukščiausios tarybos eilinis posėdis. Svarstytas klausimas dėl kainų reformos. Ministrei pirmininkei gerbiamai Kazimierai Kapočienei pasiūlius priimtas naujasis baigiamųjų egzaminų kainų įstatymas. Taigi, lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas kainuos automobilį, matematikos egzaminas kompiuterį, už rusų kalbos egzaminą bus galima atsiskaityti burokais, koleliais, jarmalom ir kitomis daržovėmis, arba kastuvėliais, metaliniais strypais ir šiaip panašiais daiktais. Už fizikos egzaminą tektų sumokėti naujų baldų komplektų. Na, o užsienio egzamino sėkmei garantuoti reikti pateikti vizą į užsienį arba atsiskaityti tvirtą valiutą. Dar anksti rytas, įvykių nedaug, tad laidą baigiu, atsisveikinu, ačiū už dėmesį, iki pasimatymo. Na, o dabar laida Teleforumas. Pedagogai. Šiandieną mūsų forumas turi tokį romantišką, šventinį pobūdį. Todėl, kai liko 100 dienų, 100. Kai aš buvau jauna, aš atsimenu, kai liko 100 dienų. Aš šiandien negaliu, aš prisimenu, man širdį drasko. Klausykit, dabar mikrofoną perduodu savo kolegoms Gediminui. Ratį. Girdėjote visų, taip sakant, fonogramą. Taip sakant, trumpiau kalbant, foną. Atleiskite šitai žurnalistei jaunai, nepatyrusiai jos netaktišką elgesį. Ir vietoj, kad dar žinot, jauna mano mokinė yra, aš ją vis tiek myliu, nežinau, kažkaip tai, vis tiek Jūratė, mes senos draugės, kaip prieš 50 metų mokyklą baigėm, atsimeni. Oi, mane dar šitas įkaudžia. Na gerai, aš atleidžiu, žodžiu, prašau toliau. Taigi, taip nekukliai mane pristačiusiai draugei žinoma, ačiū. Tačiau mūsų programa, kurios pirmoji dalis yra drausmavaldiška kalba su pasišlapinimais. Toliau tėvystės idėja 34 vidurinėje mokykloje ir abiturientai vakar ir šiandien. Taigi, mikrofoną perleidžiu savo nepakartojamam kolegai Gedui. Ačiū už suteiktą žodį, nu ką jis. O aš norėčiau užkalbinti šios įstaigos direktorių, poną Domaną Konstavičių.
gal Donatas Pranckevičius ateitų arčiau. Nes aš ponui vadovui užduosiu tik vieną kokį klausimą. Ko mes čia susirinkom? Jeigu jūs atidžiai sekate laidas televizijos, ypatingai televizijos forumus, tai turiu vieną ypatybę. Klausimą vieną, atkakliai atsakymą visai kas kita. Aš bijau, kad galiu tą tradiciją nesulaužyti. Palinkėjai mano. Pavasaris aušta Lietuvoje. Jį matome gamtoje, jausime savo širdyje, pastebime vis labiau giedrėjančių žmonių veiduose. Tai dar vienas tikėjimo į vilties pavasaris mūsų tautai, mūsų visiems. O į mūsų gimtinę tas pavasaris ateina po dar vienos žiemos, kuri nenustebino mūsų nei sniego gausumu, nei paukščio skrydį stingdančiais šalčiais. Ji buvo pašlakstyta mūsų tautos krauju. Ji dar kartą įrodė visam pasauliui, jog lietuviui švenčiausia vertybė buvo ir bus laisvė. Ši atmintina žiema įsirėžė į mūsų atmintį, sąmonę, teka mūsų krauju, plaka mūsų širdyje, apie mes pasakosim savo vaikams ir vaikaičiams. Įsaugime šią atmintį. O gyvenimas eina. Ir kokia būtų žiema ir koks pavasaris, jis yra mūsų visų metas, mūsų mėnesiai, mūsų dienos, mūsų valandos, net mūsų akimirkos, juolab, kad ne vienas iš mūsų nežinome, kiek jų tų akimirkų visagalio skirta. Ir kad, matyt, ir už šią klaikę žiemą jų nebus pridėta. Todėl norėčiau, kad ir šis vakaras būtų pilnas džiaugsmo, juoko, dainos ir šokio. Mieli 16 laidos abiturientai, jums tas pavasaris dar ypatingas ir tuo, kad jis yra 18. Daug yra prieš tai 17, daug po to yra 18, koks tai tradicinis, koks tai nepaprastai žavus. Turbūt tai gali pasakyti ir čia esantys svečiai ir tėveliai. Tai nuostabiausias jūsų gyvenimo metas ir bene vienas nuostabiausių vakarų. Tai ženklas, kad dar nesibaigė mokyklinis gyvenimas, kad dar iš to mokyklinio suolo pro langą žvelgsime į pavasarį, tačiau jis primena, kad tai paskutinis pavasaris mokykloje, kad po to dar 4 beveik sunkaus įtempto darbo mėnesiai. Šimtadienis yra atėjęs pas mus iš ankstesnių, laimingesnių laikų ir jis yra Lietuvos jaunimo kultūros dalis. Jis visais laikais, kai tik buvo minimas, buvo užpildytas abiturientų paskutinė programa, paskutinių pasirodymų, dažnai labai drąsų, iššaukiančių, bet labai nuoširdžių, atvirų ir paprastų. Todėl baigdamas aš ir palinkėčiau jums visiems ir abiturientams
visų pirma. Ir visiems keliams, kurie atėjome čia į tą vakarą paleisti taip, kaip senovėje paleisdavo tik lietuviai. Tegul skamba čia daina, kad rankė šokis, tai lygiai viską juokas, mūsų paprastumas ir nuoširdumas. Sėkmės jums. Labai mes jums su jumis norėtumėte bum. Kuris yra štai šitame diplomate. Jį gaus tas, kuris į mūsų klausimus atsakys labiausiai, taip sąmojingai, taip gražiai ir grakščiai su didelė šypsena. O dabar norėčiau paprašyti, kad mums keletą žodžių pasakytų mano labai geros draugės mama. Tai yra Godos mama. Žmonės visada gražus, kaip visada graži yra kiekviena pradžia. Gražus yra jauni viščiukai, gražus yra jauni paukšteliai, ypatingai gražus jauni vaikai. Tai va, aš norėčiau jums palinkėti, kad jūs tą savo grožį neišbarstytumėt, kad jis pasiliktų, jeigu ne išvaizdoj po daugelio metų, tai bent viduje. Ačiū. Klausti, ar neskauda širdį žiūrinti savo dukrą dabar? Man tai žodžiu labai skaudėjo, nes apie švėlinių, kai jau buvau kėlė iki dabar. Vidurinė mokykla, aš taip žiūriu, man kaip šalia spaudžia. Man teko pirmą kartą dalyvauti iškilmėse prieš 9 metus išleidau vieną dukrą, dabar man antroji, žinoma, kad labai skauda šiandien. Bet laimės tiek, kad šis pavasaris tikrai būtų įvairiais. Oi, ačiū, labai mane taip šiltai. Prašau, kolegė, žodis jums. Kadangi draugas Bukauskas yra visų mūsų abiturienčių labai, taip sakant, gerbiamas, taip sakant, labai mylimas, todėl mes jam norėtume įteikti prizą. Mums yra neaišku, ar jas pusės galima, bet labai iš visos širdies, labai ačiū. O dabar mūsų abiturientai vakar, o paskui mano labai gerbiama kolegė tars apie abiturientus šiandien. Tai štai, abiturientai vakar. Ką nors koks gyvenimas po to, ką prisimenat išėję, ko nenorėtumėt prisiminti, nu čia bet jau nesakykit, bet jau taip sulinksmanuoti taip galima. Iš pradžių tai labai ačiū, kad pakvietėte į mokyklą, nes aš tikrai čia kelių dar nepamiršau. Ir norėčiau pasakyti, kad nebijokite išeiti į tikrą gyvenimo kelią, kad pasirinkite tikrą kelią, ne tą, kurį norėtų tėvai, ar seneliai, ar pagal giminių tėvų, ar kitų bėdas. Rinkitės tą kelią, kuris tikras, kuris traukia jūs ir tada jūs būsite laimingi, turėdami profesiją kokią, kuri bus artima jūsų širdžiai. Norėčiau palinkėti, kad kai išeisite už 100 jaunų iš tos mokyklos, kad būkite tvirti, kad šypsokitės, kad nepalūžkite gyvenime. Laimės ir sėkmės jums. Abiturientų šiandien pristatys mano jau labai nebūtri kolegė, bet vis tiek taip buvo. Labadiena, norėčiau kalbinti pačią gražiausią šiandieną abiturientę Sigutę. Porą žodžių mikrofoną. Taip, aš tokia. Tai aš tikiu, kad aš ką nors apie šitą dieną šiaip nors romantiškų.
savo interviu visomis tikėjai. Gaila, prizgų nebeturime, tačiau skutį už gražias akis dovanojame mūsų gerbiamų ir pačiu nuostabiausiu korespondento diplomato. Ir šis. Panelė Birutė, ką jūs pasakytumėte apie šią šventę, apie savo nuotaiką ir apie, aišku, šiandieną panelė Birutė labai sujaudusios laukia kūrybinis, žurnalistinis debiutas. Tai pasakyti porą žodžių. Viskas labai gražu, labai patinka. Norėčiau tik pareikšti keletą pastabų dėl staigiai padidėjusios mano mokytojos sakymą. Šitą pastabą aš skiriu jai. O aš tam skaičiu galvos. Televizijos programa baigtas. Saulė nėra šių jūsų veidų, išeina ir niekad nesugrįžta. Bet liks prisiminimas tų dienų, kai mokėtės kartu. 11 klasėje jums paruošė tokį kuklų kalendorių, kad nereikėtų skaičiuoti likusių mokyklos dienų. Taip pat mes dar jums paruošėm atestaščius, kurių dėka jūsų gerbiamai auklėtojai gale mokslo metų nereikės skaičiuoti jūsų praleistų pamokų, ne taip sunku bus rašyti stropumą ir elgesį. Jinai šį bus atestati, rašydama jums charakteristikas galės panaudoti gale mokslo metų. Dabar paskaitysiu vieną iš jų pavyzdžių. Stropumas, bėg pavysiu, elgesys, kaip pavysiu, sužalosiu, nusirašinėjimas, tik kinų kalba, sufleravimas, tik tėvynainiams, praleista pamokų, draugų neišduodame. Praleista pamokų ir iš jų be priežasties neįmanoma suskaičiuoti. Dabar kviečiame 12 A klasės atstovą, kurį nors atimti kalendorius ir pustatestačių. Mėly abiturientai, sunki našta slegia jūsų pečius, suprantame jūsų liūdesį, tad leiskite pareikšti didžiausią jums užuojautą. Tačiau norėdami jums pasveikinti liūdnas nuotaikas, siūlome jums minėti savo programą. Į mokyklą pasidžiaugti gyvenimu, ketvirtadienį sėdėti tyliai, kad nepajustų jo vakar nebuvai mokyklai, penktadienį nusiplauti nuo paskutinių pamokų, šeštadienį nepavėluoti diskotekai į tau už 30, sekmadienį prisivalgyti visai savaitę. O kadangi už reklamą mokėti nereikia, tad kviečiame jūs laikytis tik mūsų nuostabaus, nepakartojimo savaitės tvarkos rašto. Mokyklos žvaigždė, beje dar nepakilusi virš jūros lygio, Vaida, kurie atliks jums savo, pusiau savo kūrybos dainą Laiko lašai. Gyvenimą vieno
darbą. Mano pavaduotojas, nusipelnęs mokytojas Jeronimas Priedranka, klasės vadovė Adelė Šriubienė, muzikos mokytoja Žiežimba Klaušatūrova, užklasinio darbo organizatorė Taka Kirvauskienė, sekretorė Skistutė Plišpytė. Nu ir ašrai visiems gerai žinomas ir gerbiamas mokyklos direktorius Oktavičius Bukovskis. Atėjo džiugi visai mokyklai šventė. Štai dar viena, taip sakant, naujai iškepta būsimųjų abiturientų laida. Mes tikimės, kad jie statys tvirtą pribrendusio socializmo, o galbūt ir išsiplėtojusio komunizmo rūmą. Jiems dėstė pasikaustęs politiškai, ateistiškai, materialistiškai gausus kolektyvas, kuris juose įdegė liaudies balsą. Pagal dėstomus dalykus ir paaiškinimus jūs tai galite įvertinti, ant kokių stiprių pečių šis galingas rūmas jūs išaugs ir kaip jūs ilgai stovėsite. Tad leiskite dabar šiai šauniai, patriotiškai kartai įteikti šios dokumentus. Vasiliauskaitei Vaidai. Šiuo raštu apreiškiama, jog gamtos išdaiga Vasiliauskaitė Vaida visus 11,5 mokslus ėdus ir nesuėdus išguldė sekančius egzaminus. Mokytojų nervacija 3, švartalkologija 5, flirtacija 4, pamokų praretinimas 4, suflerologija 3, kinkadėlystė 5, taikomojišnas sarkomanija 2 ir cepelinėdystė 4. Jei duodama 100 dienų susitupėjimui, kad birželio vidury baigtų visus šposus ir mėtytų pėdas iš šios šūlės. Raštą pasirašo mokyklos direktorius Oktavičius Bukovskis, inspektorius Jeronimas Priedranka, auklėtoja Adelė Šriubienė ir sekretorė Skistutė Plišpytė. Prašau, Vasiliauskaitė Vaida. Bukauskaitei Jurgitai.
slaptosios įkalinimo įstaigos Kaune. Redakcija gauna daugybę laiškų, kurių autoriai yra patys įkalintieji bei jų tėvai. Mūsų pokalbėje mielai sutiko dalyvauti įstaigos personalas. Štai pačiame centre matome įstaigos komendantą, vidaus tarnybos majorą Donatą Pranskevičių. Kurį norėtume ir užkalbinti, jeigu galima arčiau. Visų pirma, jums norėčiau padėkoti už pagalbą organizuojant šį pokalbį. Ir man atrodo, kad tai galėtų tapti puikia tradicija. Prašau, žodis jums. Aš kalbu žodžiu, gal tik tokių šūkių. Tai gyvoja tarybinis kalinys, pasakoma išsaugos pasaulyje. Kolektyvas gan moteriškas. Tai ar nesunku vadovauti moteriškam kolektyvui? Ne, nesunku. Man liko iki pensijos 3 metai, aš nesumoteriškėsiu. Tačiau ar silpnosios lyties personalo atstovės sugeba susitvarkyti su, taip pat, sakyčiau, agresyviai nusiteikusiais kaliniais? Kažką tik palaikti, paskui dar noriu. Labai ačiū. Linkiu sėkmės sunkiame, bet reikalingame darbe. Manęs mus informuoja, teiraujasi, domisi įvairiais klausimais. Prašo Linas Zalatkas iš 12 A kameros. Vidaus tarnybos kapitonė Matijošaitienė mūsų kalėjime įsteigė lietuvių kalbos mylėtojų būrelį daug žodžių kelią. Įdomu būtų sužinoti, ar daug bausmę atliekančių jaunuolių nori atsikratyti svetimybių. Ar daug bausmę atliekančių jaunuolių nori atsikratyti svetimybių? Nemanau. Ir sunkiausias dalykas, kad iki šiol nebežinom, kas svetima. Buvo svetima kas vakaruose, dabar svetima kas rytuose ir dabar mokam tik sovietiškai šnekėti. Anksčiau, kaip informavo įstaigos tyrėja, kurią nariai gauna dvigubos normą, galbūt taip turi įtakos kalbos šalinimui. Dabar išsitęsti, kad šitą normą suvalgiau visą partį. Prašau. Sekančiame laiške iš 12 A kameros informuoja, Linas Z informuoja, kad vidaus tarnybos pravarštikas Vincas Virbickas labai rūpinasi kalinių fiziniu paruošimu. Iškilo klausimas, kaip tai vertina dažnai besilankančios komisijos. Mano mokytis teigiamai veikia. Labai ačiū už išsamų interviu. O štai vienas laiškas parašytas rusų kalba. Autorius atsiprašo, kad laišką rašo ne valstybinė kalba. Дорогая редакция, пишет вам заключенный Зеленский Стел. Из места заключения номер 34 города Кунас. Он никак не может найти ответ на вопрос, почему рассказ Тургенева называется «Му». Ну это сколько человек, говорящий на любом языке, понял. Да, а он подумал, что это рассказ про Мума.
atleiskit, kai sakoma, bet aš nežinau, mane pakėlėt pareigose, man atrodo, kad ansamblio vadovas tai kaip tik buvo Praporščikas Vasiliauskas. Taip, bet jis dabar saugo bokštą Vilnių. Taigi, norėjau pasakyti, kad Panevėžio moterų kalėjime mes kartu dainavom su moterim tokią dainą Saulė teka, saulė leidžias. Ko sėdi prie langelio, ko žiūri pro langelį, ko neini į darželį skinti žalių rūtelį. Tokia. Padidina bausmės atlikimo laiką. Dovanokit. Tai turbūt didelė paslaptis. Kągi. O štai kitame laiške. Ne, laiškai teisingai. Aš norėčiau paklausti, grynai moteriško smalsumo vedama. Ar jūsų vyras neturi nieko prieš tokį sunkų darbą įkalinimo įstaigoje? Jeigu nepastebėjau, jeigu nepatyriau, tai gal ne? Ačiū labai. Šiandien matome gražiai papuoštas šventinius stalus. Ir štai kyla klausimas, ar visą laiką įkalintuosius čia taip maitina? Norėčiau užklausti Egidijaus, prašom, atsistok. Ačiū. Tu tą patį klausimą norėčiau užduoti ir techniniam vienam iš kalinių, kuris užsiiminėja techniką Grįžkai. Užtenka. Ačiū. O dabar norėčiau pakalbinti, kaip jau vienas įkalbintą tėvelį. Man būtų įdomu sužinoti, kas čia jūsų sėdi. Sūnus ar dukra? O jūs labai liūdėsite, kai jinai išeis? Džiaugsimės, kaip išeis. Ačiū labai. Dabar norėčiau pakalbinti kurią nors iš bausmę atliekančių merginų. Prašome, kuri drąsesnė. Prisistatykite, pasakykite, už ką, jeigu galima, aišku, atliekate bausmę. Aš, Fortuna. Dar nepilnaprotė. Oi, atsiprašau, nepilnaprotė. Mano kameros numeris 1349. O bausmę atlieku gana senokai, nuo 3 klasės, kai sąžinį išminėjau penalą. Man atrodo, kad šią laidą žiūri daugumą jūsų draugų bei artimųjų. Ką jūs norėtumėte perduoti draugams ir artimiesiems esantiems laisvėje? Mano gelbėjimas atsibodo dar prikėlė. Nereikia taip džiaugtis, juk ne viskas taip blogai, nebedaug beliko, tik 100 dienų. Apsidairykime aplink, čia taip gražu, salę papuošė. Vidaus tarnybos kapitonė Laima Žitnevičienė. Mes visi už tai labai dėkojame. Bet mums čia sako, kad laikas spaudžia mus, bet norim palinkėti ramios nakties, tiesių kelių ir jokių susitikimų su pareigūnais. Ir laida 010203 atsisveikina su jumis. Laidą parengė ir vedė Birutė Karužaitė ir Saulius Eidukonis. O dabar mūsų programoje laida Amžių sandūroje. Susitinka dabarties ir praeities lietuvaitės. Gal nutraukti?
Darbuot darys. Darbuot, tai kad dar ne darbų nedėlė. Kaip čia tau paaiškinti? Žemė. Pašneki? Nu. O namus darbą turi. Motka gal pasirau. O darbą mūsų visą moka. O tu? Nu, aš tai paaudžiu gerai. Nu, paskui vadinus pjaut, nudžius pjaut moku. Nuo mažens motinėlė mokinu. Tai geriau patylėsi. O va, šeštadienį, kai būna, tai